Sveiki visi, su jumis sveikinus. Ten žaidžiame serveryje. Taip, ką, naujas serveris ir bandysim išgyventi man serverėlį. Taigi, pradedam iš karto, tai pradžiai reikia paskirti greit medžio. Čia tikrai yra išskirtinis serveris, ne taip kaip kiti. Toks įdomesnis, vienas iš įdomesnių. Tai va greit susirinkame medienos ir pasidarom greit kokius daiktus ar šarvus kokius greit. Susikalam ir iškart keliaujam po pasaulį. Na dabar skraftinsiu savo medį. Visą kiek 80 medžio per keletą sekundžių. Na tai čia yra fantastika. Dabar reikia pagaliuko šiek tiek greit pasidarom. Šarvus, manau, greit dar susimesim. Tu medžio pasidariau šarvus ir keliaujam ieškoti vietos pastatyti namą. Aš tai priplaukiau krantą pagaliau, kažkokį žiemos, po labai ilgo plaukimo. Na ir ką, dabar keliaujam. Aš tai pakeliui dar radau šiek tiek anglies, tai būtinai susirinksiu. Dar čia akmenų pasikirsim pakeliui, nes mums tikrai prireiks šitokie biomai kartais būna be žolių, tik akmenys tokie, kalnai čia vadinamieji. Na štai pakeliui kalnuose pasikasiu šiek tiek grevelio, molio šiek tiek ir dar pakeliu aišku anglėščių užradau, tai iškasiu. Ir bekeliaudama, žiūrėkit, ką radau. Jūs tiesiog nepatikėsit dabar. Kažkokią didžiulę pilį, aš net nežinau, kas ją statė. Ar jūs matote? Jo, penguinsas. Parašyta, kas statė. Tai yra čia, kas yra šioje vietoje ir kokie pliusai ir kokie minusai, apie viską dabar ir pradedam žiūrėti. Taigi čia yra toks fonas tikrai labai gražus ir labai šitas serveris man dėl to ir patinka, jis išsiskiria iš kitų. Ne tai, kad ateini žaisti, tai ir vienas būdas. Čia ir žmogeliukai, geros animacijos, tikrai labai viskas gražu. Na tai dabar pasižiūrim, čia yra informacija. Na tai PvP mode, tai tipo kovų modas, ateis vėliau, bet tikrai patinka, kad jie motyvuoja žmonės žaisti šitą serverį, kad tie žmonės visi, kurie žaidė šitą serverį, nes tikrai, pavyzdžiui, aš tai tikrai laukiu iš to, tai mane ir pritraukia šitą serverį, todėl, kad jie taip sumaniai viską padaro. Taigi, ką dar dabar turime serverio apžvalgoje? Tai turime dabar serveryje Horde mode, tikrai labai įdomus, čia toks išlikimo kitas modas irgi ateinantį laiką darys, tai kažkaip labai laukiu tikrai tokių naujų atnaujinimų, kada atsidarys visi šitie dalykai. Taigi, kas čia yra, pasižiūrim. Skyfold Quarters, Story Mode, Checkpoints, Coming Soon, na irgi ateis tas modas tikrai. Labai smagu, kad turime tokių serverio kūrėjų ir ką dabar turime čia, tai čia yra tiesiog pragaras ir tu išeini ir pradėti žaisti išlikimą tikrą. Na ką? Tikrai dabar keliaujame, manau, patį spawno vidurį, ten, kur visos pilis ir viskas, visi pastatai. Tai matome kažkokią statulą, čia tipo kažką čempionų šito miestelio kažkoks tais yra. O mane puola, eik. Nahui! Dabar ką turim dar? Tai miestelis tikrai turi gerų vaizdų, štai namai tikrai gražus. Palauk, dar čia kažkur pilį, man atrodo, turėjo, man reikia apsidaryti, gal surasiu. Vėliau, manau, tikrai susirasiu. O šiandien kartą, manau, buvo tikrai viskas. Buvo trumpa tokia serverio apžvalga. Sekantį epizodą gal darysiu ir apie šitą serverį, man jis patiko ir, manau, tikrai bus ilgesnis epizodas. Dabar video buvo tik apžvalga ir pats visas žaidimas, nes serveris vienas yra tikrai iš įdomesnių. Taigi, jei nenorite praleisti naujų vaizdų ir šis spauskite like. Subscribe spauskite, jeigu nenorite praleisti. Spauskite dar, aišku, laikinkite video. Tai kad jums patiko, tai tikrai atsižvelgsiu, jei patiko, tai tikrai darysiu daugiau epizodų. Ir toliau rašykite komentarus, idėjas, būtinai atrašysiu